Tai kągi, sveiki dar kartelį ir toliau tyrinėjame gausos sąmonę ir ieškome atsakymų, kodėl einant dvasinio ar sąmonėjimo keliu dažnai nepavyksta susikurti tokio gyvenimo, kokio norisi. Ir šiandien aš turiu viešnią Gintautą Liukinevičienę. Labas, Gintauta. Labas, Žaneta. Tai norėsiu šiandien tave pašnekinti būtent šitą temą, bet aišku labai įdomu ir tavo pačios kelionė, kaip tu iki tų tam tikrų suvokimų prieėjai, ar ne, nes mes kalbam apie tą transformaciją, tam tikrą prasme, iš trūkumo sąmonės į gausos sąmonę. Tai tikiuosi, galėsim apie tai pakalbėti ir pasidalinsi, ar ne? Be abejo. Super. Tai žinau, kad tu esi grynakraujė Suvalkietė, bet gyveni kažkaip tai Airijoje ir sakysi, kad aš dirbu visame pasaulyje. Galėtų čia paaiškinti tą savo kelionės, kas čia vyksta ir kaip tu čia dabar iškeliavai iš vis, kokiais pagrindais, ar tai susijęs su verslu, ar tai buvo tiesiog tavo noras kažkur pakeliauti ir kaip tu atradai tą savo pasaulį, net ir tavo pavadinimas, ką tu atstovauji šiai dienai, yra My World, ar ne, mano pasaulis. Tai trumpai galbūt gali papasakoti apie tai. Tai iš tiesų gimiau Marijampolėje ir daug savo gyvenimo metų čia praleidau. Iškeliavau į Airiją gelbėdama santuoką. Taip galvojau, kad reikia kažką gelbėti, paskui tik suvokiau, kad reikia gelbėti tada, kai prašoma. Tai Airijoje iš tiesų atsidūriau tiesiog, kaip ir minėjau, norėjau, kad man šeima, sakykime, tai atrodė visada, kad šventas dalykas ir noriu, kad jinai būtų iki pat tos paskutinės gyvenimo akimirkos kartu su žmogum. Ir taip nutiko, kad išvažiavom į Airiją, aišku, vis tiek tai nepavyko išsaugoti, kaip sakau, turbūt reikia gelbėti, kada prašo žmogus. Na, o jeigu kalbant apie tą visą kelionę, labai įdomiai nutiko, nes viena astrologė, kada dariau astrologinį savo žemėlapį, pasakė, kad aš Airijoje atsidūriau tam, kad užaugčiau dvasiškai, nes iš tiesų, kada gyvenau Lietuvoje, įvairūs darbai, šeimininiai rūpesčiai ir daug dalykų susidėję buvo, kad nebuvo laiko savo, o galbūt dar ir nebuvo pasiekta ta dugnas, kuris įspyrė į užpakalį eiti kitų kelių, į paieškas savęs. Ir būtent ten atsiradus tai dar sudėtingesnė gyvenimo situacijai, priešingai net gavusi taip, ne tai, kad aš išėjau į lengvesnį kažkokį tai gyvenimo etapą, priešingai aš pasiekiau, jeigu liaudiškai tariant, tokią šūdo duobę, kokioj gyvenime niekada nebuvau. Ir tada, aišku, ačiū Dievui, kad atsirado aplink mane žmonės, su kuriais mes, pasirodo, ne man vienai tiek problemų, apsijungėm su moterų rate ir pradėjom eiti į paieškas. Tai tai tas toksai kelias Airijoje, kaip suprantu, tam, kad iš tikrųjų ateitų tas momentas, atsispyrimo momentas, aš taip supratau. Na, o veiklą pačią irgi dabar supratau, kad labai įdomiai skamba tas My World. Dirbau kompanijoje, o dabar pradedu analizuoti, kad tikrai tai yra mano pasaulis, nes aš nardau toje veikloje, kurią darau. Veiklą atradau dar prieš išvažiuodama į Airiją. Airijoje dabar gyvenau 13 metai. Tai vėlgi gera, kai tu darai tai, kas patinka ir gali daryti iš širdies ir dalintis, kaip sakau, duoti naudą, nes labai gera visada imti, bet dar maloniau duoti. Tai čia aš jaučiuosi, kad aš galiu duoti daug žmonėm vertingos informacijos, žinių ir tiek. Taip, tai būtinai mes ir pasidalinsim visu tuo, ką tu gali duoti, nes kaip tu save pristatai, tu esi konsultantė ir daliniesi informaciją apie šitos kompanijos, kaip suprantu, tos My World, austrų kompanijos ar ne, korporacijos, įmonių projektais, lojalumo programomis, kažkaip taip, ne? Taip. Ir tu taip pat mini, kad tau yra labai svarbu vidinė laisvė ir galimybė dirbti, kada tu nori ir iš kur tu nori. Tai čia greičiausiai ir susijęs su tam tavo kelionėm visom, nes viena iš aistrų tavo ir yra kelionės, ne? Tai galbūt gali mums tada papasakoti, kaip tas visas procesas įvyko. Ar pirma buvo tavyje užgimusi aistra kelionėms ir tada atsirado veikla, kuris sužadino, sakykime, ar ne, ten dar kažką tai daugiau, ar buvo taip, kad pradėjai tik tai, kai veiklą jau giliau lysti galbūt, ar ne, ir ten reikėjo kažkokių kelionių ir tada natūraliai atsirado jau poreikis tom kelionėm. Žodžiu, kaip ten tos kelionės ir ta tavo veikla susijusi?
jau turbūt tokia yra mano, kaip pasakyti, mano charakteris, man patinka gyventi laisvėje, mane labai riboja valandos darbas, sakykime, rėmuose, ar ne, nuo iki savaitės dienos. Šiaip mano pačios veiklos, jau jos daug metų yra tokios, kur galėdavau savo leisti planuoti laiką pati. Nors ir buvo laikas, kai dirbau buhalterė, finansistė, ekonomistė ir tai labai dėkinga savininkams, kurie man leido dirbti pagal mano grafiką, netgi ne pagal jų. Ir atėjo, aišku, laikas, kada palikau tą rimtą darbą, kaip daug kas sako, ką tu čia dabar darai, išeini kažkur, kur nežinau, įprastas žmonėms, taigi rimtas darbas, valandos, sutartas atlyginimas ir taip toliau. Tai va, buvo laikas, kada aš priėmiau sprendimą ir išėjau grinai tą, sakau, į laisvę. Ir aišku, pabandyta kompanijų buvo ne viena. Ir labai įdomiai, net ir toj pačioj Airijoje atsidūrus, buvau paieškoj, nes kaip ir jausmas toks, kad galiu daryti labai daug. Daug sričių, turiu informacijos. Ir aišku, atsitiko toks vienas momentas, kada šaukiausi, gal keistai dabar nuskambės, bet sakiau, Dieve, pavargau nuo to, ką darau, nes irgi turėjau veiklą, bet sukausi kaip žiurkių rate, kalbant finansinę prasme. Ir vieną rytą sėdėdama sakau, Dieve, padėk man, atsiųsk pagalbą, kad, na, aš noriu kažko dar kito, nes negaliu išgyventi iš to, ką darau. Ir skambutis žmogaus iš praeities priminė man, kad aš buvau pradėjusi veiklą prieš išvažiuojant į Airiją ir aš ją palikau. Ir aš tada suvokiau, vau, geras, taigi aš iš tikrųjų labai man tai patiko daryti, bet kažkodėl tai būtent tas šeimos griuvimo etapas, netgi išvažiavus į Airiją, aišku, tikrai buvo labai psichologiškai sunku, nes nesinorėjau nieko, net ir žmonių ir artimųjų buvau atsitraukus. Ir tas skambutis mane sugrąžino į tą, kas man patiko, ir tai buvo būtent šita kompanija. Ir aš galvoju, jeigu tuo metu, kai prašausi pagalbos, man atsiunčia žmogų iš praeities, apie ką aš čia dabar galvoju. Tai va, ir po to skambučio sugrįžau, čia dabar jau intensyviai dirbu tą darbą 6 metai. Ir aišku, kelionės, tai man jos visada buvo aistra. Ir kada tu, vat būtent tada, kada laiką tu gali planuoti, tada gali ir sau leisti keliauti. O kada dar darbas yra, svarbu yra internetas ir gali dirbti iš bet kur, tai va čia yra dar viena laisvė. Nes šitą darbą, kurį dabar darau, tai nėra kažkokie tai produktai. Tai yra informacija, kurią aš galiu dalintis gyvendama bet kurioj pasaulio šaly, turėdama internetą, ar atostogaudama, ar žodžiu, nesvarbu. Tai va, tai man tas yra, nu, veža mane, toks gyvenimo būdas. Aišku, ir dabar man čia labai įdomu tada pasišnikštinėti giliau į tą visą tavo perėjimą ir apsisprendimą, kada tu turėjai, sakykime, tą jau samdomą darbą, ar ne, buhalterė, ten gal finansininkė ar panašiai, ir kada jau nusprendėjai padėti galutinį tašką, galutinį žingsnį. Vat, kas vyko tavo galbūt galvoje ar ne, mintyse kažkokiose, kas sužadino tą apsisprendimą galutinai padėti tašką, nes tikrai šiai dienai yra daug žmonių, kurie nori, bet, kaip sakoma, nori, bet ir vis kankinasi toliau tame savo darbe, o tu va išėjai į laisvę šituo savo sprendimu. Tai gal gali pasidalinti, vat, kaip išeiti tiem žmonėm, kad nesikankinti tame, kaip apsispręsti lengviau. Dabar net galvoju, kada buvo tas momentas, aš turbūt pavargau nuo įtampos, nes, aišku, dalinausi dienos metu, sakykime, bet kokiu atveju, tai pareigos rimtos, ar ne, jas reikėdavo vis tiek padaryti, ir tos bemiegės naktys, ir vaikai augantys. Ir tas antra dalis, kur laisvas grafikas, visiškai kitaip gali gyventi. Tiesiog vieną dieną supratau, kad viskas, negaliu dalinti savęs 50-50, nes pavargau nuo to, nes turiu dar ir pamiegot. Ne vien tik tai, ir aišku, ta pati, supratau dar vieną dalyką, kad kada yra įtampa, nes jeigu tu esi vienoj pusėj ir galvoji apie kitą, tai tave vis tiek išbalansuoja, nes tu negali susikaupti tam, ką tu darai. Tiesiog paėmiau ir padariau sprendimą. Ir nežinau, kažkoks momentas toks atėjo, nors sakau, labai daug kas sakė, ką tu darai, kur tu eini, kas čia per veiklos.
Ir tiesiog gal atėjęs vėlgi jau buvo tas suvokimas, kad aš turiu klausyti savo širdies. Gana klausytis aplinkos, nes aš esu tas sovietinių laikų vaikas, ne, to vat laikmečio. Ir vėlgi ta formuojama nuomonė, tėvai, ar ne, ką jie pasakys, tiesiog tas nukreipimas, kad turim daryti, kas jiem atrodo, kad naudinga, kur bus geras darbas, kur tu uždirbsi ten ir panašiai. Ir va tos įvairios svajonės, nu, sužlugdytos jau kažkada, ir pasakiau net ir savo, kad, pavyzdžiui, mano yra misija vaiką užauginti iki 18 metų ir paleisti, viskas. Jis turi eiti ir gyventi savo gyvenimą, ir kad aš nepadaryčiau tų klaidų, kokias padarė su mano gyvenimu. Aš labai myliu, bet tėveliai, ne, tai buvo jų, tada jiem atrodė, kad tai buvo teisinga. Va, ir tiesiog priėmiau sprendimą, nesvarbu, kas ką apie mane galvos, ten ir pirštą sukinės prie smilkinio, aš pagaliau turiu gyventi savo gyvenimą. Ačiū Dievui, kad atėjo tas suvokimas. Buvo labai gerai. Ir dar palėtė dar vieną aktualų tokį dalyką, būtent dėl vaikų, ar ne? Tas toksai noras amžinas iš mamų pusės padėti, aišku, mes tuo kaip tik padarom meškos paslaugą. Tai kas pačiai va tą apsisprendimą, ar tokį pavyzdį galbūt turėjai kažkur, kažkas kitas taip pasielgė ir pamatė, kad tai yra naudinga, ar kažkas pamokė, ar tiesiog iš vidaus atėjo žinojimas, kad taip turi elgtis, kaip va tavo atveju įvyko santykis su vaiku? Aš galvoju, kad gal vienas momentas, tas mano šiek tiek pačios, kaip pasakyti, pačios patirtis, to, grubiai gal sakant, sulaužytos mano svajonės, kurią sulaužė tėvų nepritarimas. Tai buvo vienas, ir galbūt tokie, žinot, nu kaip visada mes vis tiek viduj tai vaikai, ar ne, žinai, ir tas, va dabar imsiu ir padarysiu taip, kaip aš noriu. Nesvarbu, kad man buvo 35 metai, bet atėjau, aš galų gale padarysiu taip, kaip noriu, o ne kad kažkas kaip nori padaryti. Vienas momentas, kitas momentas, jau buvau šiek tiek pradėjusi tą savo kelionę, Silva metodas ir, sakykime, atsipalaidavimas, vizualizacijos, ir galvoju, kad tas man ko gero irgi jau įtakojo, nes vat, mano ta pirmieji žingsniai, nu, sakykime, kaip dabar labai jau madinga sakyti, į save, ne? Tai va tas, nu, pirmi žingsniai į save, kad aš suvokčiau, ką aš noriu daryti, ir kad prikelčiau tą iš vidaus, ko aš norėjau, ir kad tikrai būčiau aš, tai manau, kad tas irgi tą savo padarė, nes jau buvo kažkur tai praėję gal apie porą metų, kai aš jau praktikavau įvairias praktikas, ir manau, kad tas irgi davė tokį pasitikėjimą, gal pasitikėjimas savim, jis pradėjo augti. Nes baimė viskam, ar ne, visada, ir, sakykime, nesvarbu, kiek metų, vis tiek tu bijai tėvų. Ir, pavyzdžiui, aš dabar pati matau, kad ir mano draugės, kuriom jau yra 50-60 metų, ir vis kalbam apie tai, kad bijom tėvų, nu, va tas laikmetis, ką jisai padaręs. Ir va, išsilaisvinė, nusimeti kažkokius tai pančius, baimės, ir tu nebijai, ką sakys aplinka, nebijai, ką tau pasakys tėvai. Manau, kad įtakojo būtent tas procesas, va dabar, ką tu pasakėjai, galvojau, kur iš tikrųjų ta buvo pradžia. Tai va buvo būtent, manau, kad jau mano tos praktikos, kurias dariau apie porą metų, jos davė savo irgi. Nes keitėsi požiūris, aišku, suvokimai ir taip toliau. Taip. Nu, super. Tai dabar šiai dienai, ar tu jau gali pasakyti, kad aš jaučiuosi laisva, aš jaučiuosi va toj, ką mes vadinam gausos sąmonėje, ar ne, ir tuo pačiu norėčiau pasitikslinti, ką tu laikai tą gausos sąmonę, nes kiekvienas ją galbūt skirtingai suvokiame. Tai kas tau yra ta gausos sąmonė? Ar tu tikrai gali vat savo pasakyti, taip, aš gyvenu gausos sąmonėje, kaifuoju nuo gyvenimo, ne? O, jau kaifuoju nuo gyvenimo, tai 100%. Tai va, tai kas tikrai kaifuoju nuo to, ką darau, kaifuoju nuo to, ką tiesiog, jo, nuo viso gyvenimo kaifuoju. Man gausos sąmonė tai yra ne vien tik tai, gink Dieve, neneigiu pinigų, ar ne, nes tai irgi yra pinigų energija, ir vieną dalyką suprantam tai, kad jeigu varžo pinigai, mes daug dalykų negalim, netgi tas pats kūrybinis procesas, ar ne, jeigu tu pastoviai galvoji, o kaip dabar išgyventi, ką man daryti, vienu žodžiu, tas stresas, jis neleidžia pasireikšti ir kūrybai, ir ką pastebėjau, kada atsirado mylimas darbas, mylima veikla, atsipalaidavau, dar ką supratau, vieną momentą, aišku, nebuvo pati pradžia, kad tik atėjau į My World,
ir viskas pasibaigė, problemos ir aleliuja, nušvitimas, aš jau čia, kur labai norėjau. Tikrai irgi ne tai buvo. Bet ir aišku, buvo dar tų tokių, sakykime, duobių, kurias reikėjo ir reikia išlyginti, ar ne, bet aš atradau vėlgi per įvairias dar praktikas, tai kad pirmiausia nusiramink. Kai tu nusiraminsi, prasidės tėkmė, pripildyk save, iš tiesų jaučiuosi pripildyta ir kai dažnai žmonės sako, ko tu ieškai, netgi, sakykime, kalbant iš santykių, ar ne, vat, vyras ir moteris, ir kai sutinki, jeigu vieną, nu, sakykime, aš kol kas, ar ne, vat, įvardinčiau, aš laisva moteris, ar ne, ir sutinki žmogų ir sako, ko tu ieškai, sakau, nieko. Tu pats atėjai į mano gyvenimą. Kada tu supranti, kada tu esi pilnas, pradeda pas tave ateiti žmonės, idėjos, projektai, pinigai, viskas pradeda pas tave ateiti, kada tu pats prisipildęs ir nereikia, kad tave kažkas užpildytų. Manau, tai vienas iš tokių momentų. Kada tu pradedi nieko nebijoti, supranti, kad jeigu tu kažko bijosi, tu priešingai viskas grius. Ir kada jau tu sąmoningai pajautęs kažkokią baimę, sustabdai save, ei, stop, kas čia su tavim vyksta, nes vis tiek, kaip bebūtų, kiekvienas gyvenimo momentas ar ne situacija, mesgi esam žmonės, ne robotai. Atsitinka taip, kad jau tu kažko tai, ei, palauk, mergaitė, kas su tavim darosi, sustok, jau čia pas tave baimė, jinai tau neleis gyventi. Ką jinai ta baimė padarys, jinai tave priešingai pradės išardyti ir tu vėl negalėsi niekur judėti pirmin. Sąmoningai daug dalykų tu pradedi kontroliuoti, stebėti save iš šalies. Ir dar vienas iš to, sakykime, kaifavimo, gyvenimo kaifo yra, kada tu pradedi sąmoningai stebėti savo veiksmus, savo emocijas kažkokias, kas su tavim vyksta, ir jeigu dar tu turi įrankius, kuriais gali kažką tai keisti, nu va tada turbūt ar pasieki kaifo momentą, kad tu jau gali visiškai kitaip kvėpuoti. Ir tu net gali pasidalinti tuo, stebėdamas, sakykime, aišku, niekada nebruki kažkokių tai savo, kad va, žinai, čia būtinai daryk taip ar kitaip ir tau taip pat bus. Juk mes esam kiekvienas individualus. Ir mes turim atrasti tai, kas tinka mum ir kas veikia mum. Nes ir tų pačių praktikų aš pati labai daug praėjau. Ir tikrai ta pati kelionė, jinai tęsiasi, kaip minėjau, Airijoje, kada pasidarė labai blogai, mokytojas ateina tada, kada tau reikia, kai esi pasiruošęs. Tuo laiku į Airiją atvažiavo Ramunė Andrijauskė. Jeliniauskaitė dar tada buvo. Mes pradėjom burti moterų ratus, šokis, judesys, meditacijos, konsteliacijos, vienas žingsnis. Tada kažkaip tai atsirado dar vėl teta healingas, Natalija Lapšičeva, pas mus į Airiją, į kaimelį atvažiuoja žmogus, kuris Rusijoje pradininkas teta healingo. Ir dėl mūsų 10 žmonių veda seminarą. Ar ateina ir tu gauni tai ir, sakykime, va tas atsirenki tada, ko tau reikia ir, nu, sakau, aš manau, kad aš jau turiu daug įrankių, kurie tikrai jie yra, man tinka, man veikia ir tai galiu sakyti žmonėm, pabandyk atrask tai, kas tau tiks. Nu, tobulai, ačiū. Ir tu čia dabar šnekėjau ir ne vieną kartą apie tą duobę savo, į kurią tu buvai įkritus, ar ne, duobė, įkrentam į duobę ir tada kapanojamės, ieškom išeičių ir tada tau pasitaikė va tas skambutis, sakykime, Dievo jau prišauktas, ar ne, su žmogum, kuris ištiesia ranką. Ir klausimas man tada iš to kyla, jeigu mes va atsiduriam tokioj duobėjai ir puolam ieškoti, nu, sakykime, griebtis kažkokią tai šiaudą, ar ne, būdami toj duobėjai, ar iš tiesų jis yra, kaip čia dabar man išsireiškus, tikslingiau, tikrai toks tikslingas žingsnis, nes ką aš turiu galvoje čia dabar po šito paslėpusiu. Savo klausimų bandau dabar pati suraityti galvoj. Nes jeigu tu, tarkim, duobė, nesu tikra, kokia ta duobė buvo, bet kaip suprantu ir santykiai, ir tikriausiai pinigai, ir visi kiti dalykai, ar ne, ir ar tu griebėsi šito šiaudo dėl to, kad išeiti į tą finansinę laisvę, sakykime, ar ne, užsidirbti pinigų, gauti pinigų, ar tai buvo kiti motyvai, kad tiesiog, nu, kažką keisti ir panašiai, tiesiog kokie buvo tie motyvai? Gali prisiminti? Taip, visų pirmiausia, aš šaukiausi pagalbos išeiti iš žiurkių rato finansinė prasme. Nes tai, ką aš dariau,
atidaviau, nes iš tiesų taip, nu, mano tokia natūra, jeigu aš kažką darau, tai darau visa širdim arba nedarau. Ir aš ten, sakykime, irgi tai, ką aš dariau, tai irgi dariau visa širdim, bet kaip bebūtų, jeigu tu atiduodi laiką, laikas yra brangus, dar reikia ir gyventi, nes vien tik tai mes, ne, energija, nu, kaip sakykime, viskas gerai, bet dar reikia ir mes esam žmonės. Reikia gyventi ir kai tu sukiesi rate, kada save atiduodi, gauni ir paskui iš tavęs vėl paima tą, ką tau davė ir galvoju, o kas toliau. Tai taip, vienas iš momentų buvo, kad tas skambutis man priminė, vau, kokia kompanija, taigi aš tą buvau pradėjusi daryti. Ir pati man filosofija kompanijos, nes aš negalėčiau, pavyzdžiui, kažko daryti, jeigu aš netikėčiau, jeigu man produktas, sakykime, ar paslauga, ar idėja kažkokia, ar žinutė kažkokia, tai jeigu jinai man nebūtų iš širdies, nu, svetimai žodžiai, svetimom frazėm kalbėti aš nemoku, aš turiu perleisti per save. Ir aš prisiminiau tą būseną, sugrįžau, vau, taigi aš tada pradėjau daryti ir man buvo taip gera tai daryti. Ir kompanija užaugus, ir kompanija pasaulinė. Dar vienas momentas tai, kad aš galiu dirbti su žmonėmis iš viso pasaulio. Nes aš jaučiuosi tikrai žmogus globalus, man patinka nuo vaikystės, net mokykloje kažkada būdavo interklubas. Man patikdavo bendrauti su žmonėmis iš įvairių pasaulio šalių. Tai va čia tas, kad globalu, žmonės iš viso pasaulio. Pati idėja kompanijos man super. Ir aišku, yra finansiniai dalykai, kurie, kaip sakau, atlygis už tą, ką tu darai, jis yra solidus. Nes aš išmokau turbūt jau irgi kitaip sakant, vertinti savo laiką, nes jisai yra brangus. Ir ypatingai, kai perlipi per 50, tai pradedi vertinti laiką, kad tu susidėliot vis tiek turi laikas ir savo, ir skirti ir darbui, ir disciplina turi būti, tai, nu, daug ko, sakykime, ir aišku, ne taip paprasta aplamai, jeigu kalbant dar apie tą išėjimą į darbą, kurio tu nori, kad jis tau teiktų laisvę, supratau vieną dalyką, jo laisvė yra gerai, bet jeigu tu nori pajausti laisvę ir kad tau nebūtų streso dėl finansinių dalykų, dėl finansinės gausos, tu vis tiek turi susikurti savo discipliną. Va, joks. Jo, ačiū šitą priminimą visiems, nes labai dažnai ta tiksliau laisvė, tai va čia, kad nereikėtų dirbti maždaug ten kažkur prisirišus prie valandų, tai aš čia dabar jau laisva. Ir gaunas, kad tikrai paleidi vadeles ir viskas. Tai va, liuks, kad tai palėtėm. Gerai, tai ta finansinė laisvė, jinai susijusi su ta veikla. Dabar klausimas, ar tiem žmonėm, kurie ateina, iš tikrųjų taip pat lengva irgi greitai įšokti į tą visą traukinuką, sakykime, ir iš tikrųjų mėgautis tuo, nes aš kiek maždaug statistiką, kai pasižiūri, ar ne, tai tie, kurie susigundo greitais pinigais maždaug iš tos serijos, ar ne, ten koks nors tinklinis marketingas, dar kas nors, tai dažnai labai nusivilia ir didžioji dalis tiesiog palieka, išeina ir sako, nesąmonė, ne man, arba jeigu jau čia taip lengva būtų, tai čia visi milijonieriai seniai jau būtų buvę. Tai va, koks tavo požiūris į tai yra? Visų pirmiausia, tai kompanijoje, kurioje aš dirbu, negaliu pasakyti, kad tai yra greiti pinigai. Nes žmonės taip ieško greitų pinigų, 1, 2, 3, pažadėjau, kad kasdieną kris po kelius šimtus tūkstančius ir mes žinom, kad tie greiti pinigai, tai jie būna metai 2 ir viso gero. Pirmieji laimėjo, o kiti verkia, ar ne? Tai aš negaliu čia pažadėti greitų pinigų, vienas momentas. Negaliu pažadėti, kad nieko nedarant tu turėsi. Čia irgi to nėra. Reikia dirbti. Bet dirbti, nu, kaip sakau, vienas dalykas, netgi atėjus į tą kompaniją, ir kiekvienam tą rekomenduočiau, jeigu tu ateini, sakykime, į kompaniją, kuri tau duoda šansą užsidirbti. Nes jeigu žmogus kuria tradicinį verslą, jis daro savo investicijas, ar ne, kad verslą sukurti, irgi didelės rizikos yra, tu nežinai, pavyks, nepavyks. Bet jeigu tu ateini į kompaniją, kuri tau duoda jau paruoštą platformą ir tu pradedi joje dirbti, tu turi suprasti vieną dalyką, kad aš dirbu. Daugelis galvoja, aha, jeigu aš dabar dirbsiu, tai tam aukštesniajam, kuris man parekomendavo, aš jam sukursiu vertę. Arba kompanijos ten vadovam pinigus uždirbo, ar dar kažką. Nes daug žmonių taip galvoja ir save sustabdo.
Vienas momentas, aš suprantu, kad man davė kompanija, duoda galimybę, pasinaudojant jos paruoštą platformą, susikurti savo biznį, tokį, kokį aš noriu. Prijungiant savo kūrybą ir susikuriant tą savo bendruomenę, kuri ateis pas mane į mano komandą, su kuriais man gera dirbti. Bet aš tai kuriu savo, padėdama tą patį susikurti kitam. Aišku, gal net apversti reikėtų. Pirma, kaip sakau, kada jau pradedi tą daryti, aš jau turiu. Tada, kada ateina žmogus, aš sakau, aš tau padėsiu taip pat sukurti tą, ką aš padariau, nes aš jau turiu patirtį. Ir jeigu žmogus mane išgirsta ir viskas tvarkoja, aš priimu tavo pagalbą, ar ne, ta prasme, abipusis tas pagalbos prašymas ir davimas, padedi žmogui kurti, aišku, kur ir jam, ir aišku, kur ir savo. Tuo pačiu vėlgi tai yra mainai, ar ne? Tai va tas supratimas, kad aš net tiem aukštesniem ten kompanijos, sakykime, mane įkūrėjam, dar kažkam kuriu ir neskaičiuoju svetimų pinigų, aš darau dėl savęs, man davė šansą. Tai va vienas momentas. Dabar toliau kalbant, tai va dar sakiau, nėra tai greiti pinigai. Labai dažnai žmonės padaro klaidą. Vėlgi, nei vienam žmogui nepasakyčiau, jeigu jisai turi darbą, tą tradicinį darbą, kurį daro. Visada sakau, jeigu tu nori kažką pakeisti, išeiti iš tos vadinamos ale komforto zonos, ar ne, kaip žmonės dirba visą gyvenimą ir bijo pokyčio, sakykime, ta vadinama komforto zona, sakau, tu pirma išbandyk, nepalik savo darbo, bet padaryk viską, kad vis tiek laisvo laiko kiekvienas mes, jeigu norėsim atrasti, tu ateik ir pabandyk, nes nepabandęs tu nežinosi pirmiausia, tai tau ar ne, ateik, pabandyk, pažiūrėk, ar tau tai tiks, ar tau tai patiks. Jeigu tau patiks, imam ir darom. Ir tada, kai tu pasieksi tą atlygį, ką tu gauni savo darbe, tada sakysi darbe, viso gero, aš išeinu. Nes, vėlgi, čia daugelis galvoja, greiti pinigai, iššoksiu laisvė, nemoka dėlioti savo dienos. Nesvarbu, kad tau ir yra laisva diena. Taip, aš galiu atostogauti, kada aš noriu. Žinau, jeigu pas mane, sakykime, kaip ir Airijoje gyvenant, paskambina draugai ir sako, atvažiuojam į svečius, ar priimsi? Priimsiu. Aš galiu planuoti savo darbo dienas, ar net ten savo laiką. Vat man tas yra, bet jeigu aš dirbu, tai aš ir žiūriu tą darbo dieną, laikai pas mane visada valandomis surašyta mano grafikas, kada aš keliuosi, kada susitikimai, kada einu miegoti, viskas yra suplanuojama ir ne tą pačią dieną ryte, bet suplanuojama praktiškai savaitę į priekį, visą tai, ką aš veiksiu, minimum savaitę į priekį. Tai va, ir jeigu žmogus nesugeba savęs disciplinuoti, jis išėjęs į bet kokią tinklinio ar netinklinio, nesvarbu, į tas vadinamas tas kompanijas, kur yra tinklinė rinkodara kažkokia, nieko nebus. Ai, šiandien dar pailsėsiu, rytoj pradėsiu, atėjo rytoj, kaip gerai, kad tas rytoj bus rytoj, ne? Jo, va būtent, tai čia ir yra tas akcentas, o ne planavimas, disciplina, ką aš girdžiu, kas padeda, ar ne, tikslingai kurti tą, sakykime, gausą piniginę prasme šiuo atveju. Taip. Ir, aišku, atradimas tos veiklos, kuri džiugina, ne dėl to, kad reikia, o dėl to, kad džiugina, ne, šitie dalykai. Tai čia tokie raktai, sakykime, mūsų užtvirtino klausytojams, kurie mus klausys. Tai gerai, ir tada klausimas, ar nebuvo tokių momentų tavo gyvenime, galbūt pačioj pradžioj, kada, ten sakai, vis tiek tai nėra tokie jau greiti pinigai, kaip galbūt daug kas gali įsivaizduoti, ar ne? Ar nebuvo noro, kad, ai visgi mesiu, ai visgi nesąmonę, ir čia be reikalo pradėjau, ar dar kažkokios tokias mintis nekilo? Matai, šitoj veikloj, kurią aš darau, čia yra ne vien tik tai pinigai čia ir dabar. Man labai smagu, kad kompanija, ji dalinasi su savo konsultantais, netgi ir tas sukuriama pasyvia verte. Šiai dienai netgi savo akcijomis. Ir aš darydama darbą, tai va tas momentas, kad galbūt, sakykime, tuo momentu nebuvo tai, kad vau, nuo to, ką aš turėjau ir iš karto aš gavau didesnis tas rautas, ar ne, pinigų pradėjo pareiti.
Finansinė prasme, sakykime, pati pradžia, jinai buvo praktiškai galbūt kurį laiką 1:1 su tuo, ką aš turėjau ir su tuo, ką vėl pradėjau toliau daryti, ar ne, nu, pakeitimas tas. Bet aš supratau dar vieną dalyką, kad aš čia dar gaunu ir tai, kas man kuria saugumą mano pačios ateičiai, ne tik šiandien dienai gauti pinigai. Ir manęs kažkaip nuo bėgių niekada tas nenumušė, nes aš darau čia ir dabar gaunu ir aš jau turiu savo saugiklį, jeigu neduok Dieve man kažkas atsitiktų, jeigu aš negalėčiau daryti, jeigu, sakykime, kažkoks tai pokytis atsitiktų nenumatytas ar ne, mano gyvenime, niekada nežinom. Tai va, man buvo labai smagu, kad aš atradau kompaniją, kur yra tas, va, tikrai žinau, kad aš dar turėsiu savo srautą, jeigu aš ir nedarysiu aktyvios veiklos. Tai vienas iš tokių momentų ir aišku, tos svajonės, sakykime, aš tų svajonių taip daug turiu, aš faina man tą, ką dabar darau, bet aš turiu dar ir vieną labai slaptą svajonę, kurią matau, kad aš ją įgyvendinsiu tada, kai čia galbūt, nu, sakykime, įvardinkim tai, ar labai jau pavargsiu, nu, negali žinoti, ne, kartais ateina laikas, matai, kad, va, kaip faina, man jau yra tas pasyvas, iš kurio aš galiu gyventi taip, kaip noriu, ir man nebūtinai čia daryti aktyviai tą veiklą. Ir dabar ateina laikas, kai aš galiu tą savo dar svajonę įgyvendinti, nes aš ją dar vieną tokią turiu, bet ta svajonė tada bus, kai nebus man streso paleidžiant tą vat biznį, nebus streso, kad aš iš jo tik tai išgyvensiu. Aš žinau, kad man iš čia pareina pinigai, aš iš to gyvenu, o svajonę įgyvendinu dėl savo malonumo, nes tai yra dar savirealizacijos dar viena dalis. Tai va, tai, nu, labai norėčiau ir manau, net nebejoju, kad ta svajonė irgi bus įgyvendinta. Jau dabar šiandien dienai tą matau. Nu tai va, tai kaip sakai, jeigu vizualizacija yra, matau ar ne, tai ir pasiekime. Beje, apie tą vizualizaciją gal gali mums šiek tiek papasakoti, kaip tu ją realiai kasdien naudoji, ar kažkaip kažkada tik tai naudoji, ar naudoji, jau nebenaudoji, kaip su ta vizualizacija. Dabar jeigu kalbant, sakykime, apie tas visas praktikas, ar ne, ką aš pati praktikavau, man labiausiai tiko Theta Healingas. Vienas momentas, aš pati esu tikinti žmogus ir man patinka, kad net ten yra viskas per aukščiausią įkūrėją. Tai man tas kreipimasis, nes jaučiu, kad tai darau nuoširdu ir man tiko ta praktika. Vienas momentas, kitas momentas, kad viskas praktika labai greitai atliekama. Nėra nugrimzdimo ten pusėje valandos ar valandos, ne, į kažkokią meditaciją. Čia 1, 2, 3, kelios minutės ir padaryta. Bet kada ir praktiškai negaliu pasakyti, kad 100% kiekvieną dieną tą padarau, bet 80 mano gyvenimo dienų tai yra su Theta Healingu, 80%. Ir tai nebuvo, kad aš kažkada praėjau, gavau sertifikatą ar ne, kad aš praėjau tą kursą. Tai yra mano gyvenimo būdas. Ir tiesiog, jeigu atvirai, tai aš net ir prieš mūsų susitikimą taip pat pasidariau šitą praktiką, kad mūsų pokalbis praeitų sklandžiai, pačiu geriausiu būdu. Tai va, tai yra mano gyvenimo būdas ir tos vizualizacijos, ar ne, ir besąlyginės meilės siuntimas situacijai. Tai va, tai mano praktika. Nu, fantastika. Čia mes kaip tik šitam projekte irgi turim Theta Healing instruktorę Vilmą Urbanavičienę, su kuria jau turėjom irgi pokalbį. Tai čia kaip tik atliepia tiem visiem dalykam, kaip tas veikia iš tiesų, kad tai galima naudoti ir savo, nes labai dažnai taip įsivaizduoju, kad aš tik kitam galiu padėti, savo negaliu. Tai šiuo atveju tu paneigi šitą mitą, kad aš galiu padėti savo ir labai gerai netgi, ne? O tai tos vizualizacijos, tai tavo ir yra iš to vadinamo Theta Healingo metodo, ar ne? Ar ten Silva minėjai ir ten dar gal... Jo, bet aš visai tai Theta Healingas pas mane dažniausiai, sakykime, būtent ta vizualizacija sukuriama su besąlyginės meilės pasiuntimu, sukurtam, ar ne, vaizdiniui, kuris, sakykime, kurį aš noriu matyti. Tai aš vizualizuoju būtent naudodama Theta Healingą. Ir tu kuri, ar tu irgi ir kapstaisi ten, kaip sakoma, kasinėjimus darai? Ne, aš nesikapstau. Nežinau, gal atėjo laikas, labai daug prisikapščiau su įvairiom technikom kitokiam, labai daug priverkiau, išverkiau ir šiandien dienai aš galvoju, o kam eiti tą tokį,
kam eiti 10 kilometrų, jeigu tu gali nueiti per 100 metrų tą patį iki to paties. Man tai patinka. Ir šitą techniką tą duodu. Jo, tiesiog užkrovas ir užtenka. Nu, iš tiesų, ne, kam kastis duobė, jeigu iškart gali pradėti lipti kalną. Fantastika, super, labai ačiū už tos patvirtinimus ir tie, kas mūsų klausys ir girdės, tai aišku, vėlgi pasidarys savas išvadas. Mes, žinoma, neperšam savo nuomonės, kiekvienas dalinamės. Jo, mes tik dalinamės savo patirtim. Super. Gerai, ir aš kiek žinau, tu esi nusiteikusi kažką padovanoti irgi, ar ne, mūsų klausytojams, iš savo veiklos, iš to, ką tu darai. Kaip ir pradėjom, kad labai smagu gauti, bet dar smagiau duoti. Tai va, aš paneigsiu nuomonę apie suvalkiečius pirmiausia, nes visi sako, kad suvalkiečiai nemoka dalintis. Tai aš noriu pasakyti, o aš pasidalinsiu nuorodą, kurią paspaudęs jūs kiekvienas galite užsiregistruoti, tapti MyVolt lojalumo programos pirkėju. Tai nieko nekainuoja, nieko neįpareigoja, jokių būtinybių nėra, čia irgi laisvė, bet šita narystė žmogui suteikia galimybę prisidėti prie finansinės gausos. Tai yra, perkant lygiai tą patį, ką perkam iki šiol, kasdieninės prekes, paslaugas, perkant pas fizinius prekybininkus, netgi 56 šalyse šiai dienai, perkant internetu, susigrąžinti savo dalį pinigų atgal. Suvalkiečiai sako, tai apsimoka turėti šitą narystę, nes grįžta pinigai nuo kiekvieno pirkinio. Kodėl neimti tai, ką duoda? Vėlgi, gausa duoda šansą. Ir jeigu jūs išgirsit šitą mano žinutę, naudokitės. Taip. Aišku, nuorodas visas mes po video įrašų pateiksim, tai jau tikrai gaus ir visi, kas norės, galės prisijungti ir kviečiam tiesiog visus, nes, kaip sakoma, nėra ar neįsipareigojimų, jeigu teisingai supratau, nėra ten kažkokie būna metiniai, ten kažkokie pirkimo, nieko visiškai nėra. Ne, nieko. Užsiregistravai, jeigu perki pas tuos prekybininkus, kurie yra lojalumo programai, dalis pinigų grįžta. Neperki nieko, negrįžta, viskas. Paprasta. Supratau, tai iš vis iš tikrųjų tobulą, tai jau ir aš noriu, žinok. Labai. Gerai, pasinaudosiu šitą irgi dovaną tavo. Ir galbūt yra dar kažkas tai tokio, ką tu galėtum apie tą pačią MyVolt papasakoti trumpai, nes apie ką tai yra, nes kiti ten ateina, žinai, koks nors papildai, kiti ateina ten kažkokie maisto, žinai, kažkas ten kokteiliai ar dar kažkas, ten treti vėl su kažkokiam tai kvapų, sakykime, ar ne, eterinėlį. O kas pas jūs, va ten, apie ką tai yra? MyVolt tai austrų sukurta prieš 20 metų kompanija, kurios idėja, savininkų Huberto Freidlo idėja buvo būtent sukurti vieną kortelę visame pasaulyje, kur žmonės pirkdami kasdieninės prekes ir paslaugas galėtų susigrąžinti dalį pinigų atgal, padėti žmonėms taupyti. Tai va, tai buvo pati idėja, pati kompanija šiandien dienai užaugusi iki korporacijos lygio. Ir iš tiesų, man, sakykime, labai patinka, nes aš kaip konsultantas, tai galiu dirbti ne vien tik su ta MyVolt lojalumo programa, kaip sakiau, pasaulyje, nes kompanija 56 šalį šiandienai, bet jau įžengė ir į Azijos rinką. Ir jinai yra ir Amerikoje, ir Kanada, Australija, Pietų Afrikos Respublika, Malaizija jau. Tai va, tai esmė ta, kad ne vien tik lojalumo programa, kur aš duodu žmogui galimybę pirk ir susigrąžint, tau nieko nekainuoja. Kita pusė lojalumo programui – verslas. Sakau, žiūrėk, tau yra galimybė tapti partneriu, bet kokiu atveju tu ieškai klientų ir net nebejoju, kad tau reikalingi papildomi klientai. Tai čia tu gausi papildomą tarptautinį klientą, nemokamą reklamą, galimybę išlaikyti esamą klientą, padidinti apyvartas ir netgi registruoti klientus visame pasaulyje ir dar susikurti papildomas naudas. Ir verslas tai gali turėti. Sustiprinti verslą. Man labai patinka tai, kad šita kompanija duoda šansą smulkiam ir vidutiniam verslui išgyventi šiuo metu, kada tie didieji suvalgo smulkiuosius. Tai va čia aš lenkiu galvą žemai prieš kompaniją, kad šansas smulkiesiems yra. Tai va, tai duodu ką? Verslams, jeigu išgirdo, patiko, prašom, naudokis. Vienintelė sąlyga verslas turi duoti nuolaidą sutartinę
MyVoldo pirkėjams, kurie pas jį ateina. Tai yra štai iš kur gauna pirkėjai grąžą. Iš prekybininko. Abi pusės yra laimingos. O toliau, kadangi aš dar esu, kaip ir sakiau, konsultantas korporacijai, dirbame, kompanija turi jau savo kriptovaliutą į kredits. Mes žinom, kad pasaulis eina pirmyn, ar ne, ir sakykime, jeigu žmonės domisi kriptovaliutą, aš galiu duoti informaciją apie kriptovaliutą. Prašom, yra nauja kriptovaliuta, atsiskaitomoji valiuta, kurią atsiskaityti netgi galima pas mūsų prekybininkus. Mes turim partnerį skaitmeninę keityklą Blocktrade, žmonės, kurie domisi vėlgi atitinkamais dalykais, pirkimas, pardavimas valiutų, galiu diskutuoti apie tai. Jeigu žmogus, sakykime, domisi galimybę uždirbti iš reklamos, mūsų kompanija jau paleido projektą Atmedia, skaitmeninė reklama. Jeigu žmogų domina investiciniai kažkokie projektai, galim kalbėti apie tai, nes galima tapti investuotojų klubo nariu. Ir galimybė investuoti yra. Daug yra galimybių, o svarbiausia, kad už tą visą, ką daro Laikoneto konsultantai, nes Laikonet marketingo agentūra, aš esu konsultantė toje agentūroje, mes, kaip sakiau, ir dirbame su MyVoldo projektais ir lojalumo programa, kompanija mums taip pat atsidėkoja. 25% kompanijos akcijų yra dovanojama MyVoldo konsultantams. Tai va, tai čia, kaip ir kalbėjau, kad tai yra mano saugiklis mano ateičiai. Nu, jau čia tiek daug prisaky, kad oho, atrodo viskas yra apie viską ir visiems. Va čia, Žaneta, mane tas ir veža, kad aš galiu duoti tai, pakalbėjai su žmogum, išgirdai, ko jis nori, ir aš jam galiu duoti tai, ko jisai nori. Nu, tai, bet tai čia šitam dalykui jau reikia tada konsultacijos kreiptis konkrečiai į tave, ar ne, kaip suprantu? Jeigu tapti Laikonet konsultantų, be abejo, tada jau yra kita kalba. Bet pirkėjiška dalis, ką aš paminėjau, nuoroda, žmogui įsiregistravo, naudojasi, viskas tai yra. Ir ten konsultantai priskiriami, ar ten iš vis nėra tokio dalyko? Ne, pirkėjas, žiūrėk, kaip yra, tai yra pirkėjų pardavėjų bendruomenė, MyVoldo lojalumo programa. Viskas. Čia bendruomenė. Bet aš kaip konsultantas, aš plečiu tą lojalumo programą. Duodu žmonėm galimybę, dovanoju šansą perkant taupyti, verslams duodu šansą ir dar dirbu su kitais MyVoldo projektais. Jeigu noriu, dirbu, nenoriu, nedirbu. O man patinka, dirbu viską. Supratau. Nu va, kiek čia viską sužinojau ir tikiu, kad daugam tai yra galbūt net ir naujiena, nes man pačiai tas MyVoldo buvo naujiena, žinau, kol aš tavęs nepažinau. Tai labai smagu tai žinoti, išgirsti ir va, apie tokias galimybės apskritai sužinoti, kad jos egzistuoja. Ir čia, aš kaip suprantu, nėra skirtumo, ar tai paslaugos, ar tai kažkokie tai produktai, ir ne viskam atrandat vietos. Taip, praktiškai į lojalumo programą verslai gali jungtis su įvairiom prekėm ir paslaugom. 3 prekių rūšys negali būti tik tai čia. Tai narkotikai, ginklai ir prostitucija. Visa kita gali būti čia su savo prekėm ir paslaugom. Kaip sakiau, ir fiziniai, smulkusis verslas, jeigu kalbant apie Lietuvą, tai čia vat vėlgi žiūrim, nes juridinio statuso labai daug yra, ar ne? Ir verslo liudijimas, individuali veikla, individuali įmonė, abas, suabas, mažoji bendrija ūkininkas. Bet koks juridinis statusas, bet kokia prekė paslauga gali ateiti kaip partneris ir gauti naudas, ką aš pasakau prieš tai. Tai va, verslam irgi yra tikrai didžiulės galimybės, kodėl aš, kai atėjau į pirmą susitikimą Start for Networking ir pamačiau tiek verslių moterų ir pagalvojau, aš turiu ką duoti šitoms moterims, nes juo labiau dabar, kadangi kompanija švenčia gimtadienį 20-ąjį, aš turiu galimybę ne tik šiandien, ne tik šį mėnesį, atitinkamą laikotarpį, manau, kad iki metų pabaigos dar, turiu galimybę duoti netgi nemokamą į verslo užsiregistravimą. Sutaupyti galima. Tai va, taip supratau, kad aš turiu būti Start for Networking ir šitą šansą pasidalinti su moterimis, kurios irgi ieško galimybių plėtrai. Tai jau taip. Nu, fantastika. Gerai, tai aš dar norėsiu konsultacijos. Taip, Žaneta, labai smagu. Ačiū tau iš tos pasidalinimus ir galbūt pabaigai dar galėtumėm klausytojams kažką tokio, įdėti į kažkokį konkretų, kaip sakau, receptuką nuo savęs, ką jie galėtų padaryti, kad lengviau jiems būtų savyje išeiti iš to trūkumo į tą gausos
atsipalaidavimo galbūt tam tikrą ar ne suvokimą. Tai vat, ką tu pasiūlytum nuo savęs? Kaip kuo greičiau tai galima padaryti arba kaip tikslingiau taip galima padaryti? Nu, aš tai palinkėčiau, kad mano manimu, kad svarbiausia, kad žmogui nereiktų sulaukti to dugno, kad žmonės išgirstų, kiek aplink vyksta įvairiausių, sakykime, daug tų visokių praktikų, yra daug mokytojų, daug yra pasiūlymų, ar ne? Išbandykit, atsirinkit ir nelaukit to momento, kada reikės, kad nusiristi iki dugno, tam, kad iš jo pakilti. Kad sąmoningai greičiau atrasti tą vat akimirką, jeigu aš noriu, jeigu aš jau pavargau nuo kažko, jeigu aš gyvenu ne savo gyvenimą, jeigu tiesiog jaučiu, kad mano tai, ką aš darau kaip autoimuninė liga, mane valgo, ne, ir aš vis tiek gyvenu. Kam? Nedarykite to. Tiesiog apsidairykit, priimkit žinutes, ką siunčia jums visata, aplinka, galimybės. Ir apsidairę išbandykit, nes vėlgi daugelis žmonių bijo išbandyti kažką. Tai išgirskit, išbandykit, atsirinkit ir eikit gyventi savo gyvenimu. O galais, kiek galim gyventi tą svetimą gyvenimą? Nu, tobulą. Tai va, dėkui tau šitą iš tikrųjų tokį spyrį visiems, kad užtenka čia gyventi ne savo gyvenimus. Įsiklausom, žinutės duotos, nelaukit kitų žinučių ar kitų angelų ten kažkokių ženklų, visi ženklai va jums po nosim visada yra, tiesiog naudokitės galimybę. Visi, kaip sakant, reikalingi linkai ir nuorodos yra po video ir tiesiog keliaujam į sėkmę, į gausą, į tą laisvę, kurios visi taip norim. Ačiū tau, Gintauta. Ačiū tau, Žaneta, už galimybę, nes tiesiog buvau labai maloniai nustebinta ir labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę su tavim pasikalbėti. O, patikėk, žinok, aš irgi. Ačiū labai. Iki kitų kartų. Iki.